Paciento paskyros nustatymai mobiliojoje programėlėje. Pristatysime, kaip pakeisti nustatymus mobiliojoje programėlėje e-sveikata. Jei dar neturite e-sveikata programėlės, reikėtų ją atsisiųsti. Daugiau informacijos mokomajame filmuke, kaip įsidiegti e-sveikata mobiliąją programėlę. Jūsų sveikatos istorija taip pat pasiekiama nacionalinėje elektroninės sveikatos sistemoje www.esveikata.lt. Sistema leidžia naudotojui sulaukusiam 18 metų ir turinčiam lietuviškas autentifikavimo priemonės prisijungti savo arba atstovaujamų asmenų vardu. Atsidarę mobiliąją programėlę e-sveikata ir prisijungę prie paskyros galėsite matyti savo ir savo atstovaujamų asmenų sveikatos duomenis. Prisijungę prie programėlės lango viršuje paspaudę žmogaus piktogramą, išsiskleidusiame sąraše galėsite pasirinkti savo atstovaujamus asmenis. Viršuje esančiame laukelėje matysite vardą ir pavardę asmens, kurio paskyroje šiuo metu esate. Paspaudus viršutinėme kairiajame kampe esančią piktogramą, rasite nustatymų meniu, kur galėsite keisti kontaktus, privatumo nustatymus, pranešimų kanalus ir atstovavimų nuostatas. Pasirinkę skiltį profilis, matysite paciento, prie kurio paskyros esate prisijungę, asmeninę informaciją, įstaigos pavadinimą, prie kurios jis yra prisirašęs, jo šeimos gydytoją, esi paciento numerį. Skiltyje kontaktai matysite paciento, prie kurio paskyros esate prisijungę kontaktinius duomenis, kuriuos galėsite redaguoti. Pasirinkę pieštuko piktogramą galėsite pridėti naują kontaktą. Norėdami pasikeisti sukurtą PIN kodą arba nustatyti, kad programėlė naudotų biometrinius duomenis, pasirinkite skiltį Privatumas ir saugumas. Skiltyje Pranešimų kanalai galite matyti siunčiamų pranešimų gavimo būdą, kuriuo informaciją norite gauti. Skiltyje Pranešimų nustatymai galite pasirinkti, kokius pranešimus norite gauti. Norėdami peržiūrėti atstovaujamų asmenų sveikatos duomenis, turite prisijungti prie jų paskyrų. Tai galite padaryti skiltyje Aš atstovauju. Skiltyje Mano atstovai galite matyti asmenis, kurie turi galimybę prisijungti prie jūsų asmeninės paskyros. Pasirinkus kurti atstovą, galima suteikti teisę atstovauti jums kitiems asmenims. Kurdami atstovavimą privalote nurodyti atstovo vardą, pavardę, asmens kodą ir tuomet pasirinkti Ieškoti. Taip pat galite pažymėti, kokius įgaliojimus norite suteikti. Galite pažymėti visus vienu metu arba pasirinkti iš sąrašo bei pasirinkti terminą, kiek laiko atstovavimas galios. Patogaus naudojimosi mobiliąja programėle e-sveikata.